Aš žinau, kad tu nori pakalbėti apie tos bandytos ir Gurevičiūtės konfliktą. Ne. Ir kad tai yra, ko gero, įdomiausias dalykas pasaulyje. Tai išvemk, iškalbėk tą ir palengvės. Simona bandyta ir Kažką tai ten nepasidalino. Taip, nu tai aptarėm šitą. Aš šitą paskaičiau. Aš matai, papasakot norėjau, kaip savaitgalį firmui buvo pas mus korporatyvas. Ir žinai, kokia buvo tema? Tu dirbi firmą? Ne. Tu perėjai individualią veiklą? Ne. Firmai daro darbuotojam ir aliumniam. Tie, kurie jau išėjo atleisti. Tie, kur atleisti, bet dar gyvi, tie ateina, gali sudalyvauti firmos metinėse, nes, 30 metų. Tie, kurie pralaimėjo gali žaidimus. 30 metų, žinai, darbuotojai. Tai pakvietė ir aliumnius. Tai aš, kadangi, vis tiek pradirbęs. Išmestas. Niekas tokių dalykų neprisimena. Ypač iš tų, kurie dabar dirba, tai ten, žinai, su pagarbu žiūri. Bet ten, suprantai, vakarėlis buvo teminis. Tema buvo Grammy apdovanojimai. Ir reikėjo apsirengti. Tu bilėliušus buvai vėl. Ne, tame ir bairis, kad aš neturėjau laiko, aš surgau. Prieš tai. Korbuto? Koja. Skaudėjo koja. Ir aš, nedaskaičiau ar to pakvietimo, kur ten, žinai, būna parašyti, ką atsintė, kur SRVP, to nedaskaičiau. SRVP. Aš ateinu, ten, privažiuoju limuziną, išlipa Elvis Preslis, Metallica praeina, eina tas iš Rondo basistas. Faras, dvi net praeina, vienas Faro. Žinai, visi į kažką tokio įdomesnį apsirengė. Ten buvo ir... Kas ten buvo? Buvo televizijos Tarybų Lietuvos Baužytė, kas nors apsirengęs? Buvo jo, ten tokia visas biliukas toks atvažiavo ir ten, jie buvo tokie sovietinės... Keliai mašinos žmonės, tas devilas, blėt. Jo, ten ne tik rockstarai. Naujoji sąjunga, blėt. Ir aš prieinu prie to, reiškia... Gramila toks stovi prie durų ir Bitinaitė tikrina. Bitinaitė? Tikrina. Atvažiavo specialiai. Jo, geriausia face control specialistai klubų. Ir ten, žinai, prieina ten Bilis Aidolis, ten, paskui Amy Winehouse girta. Leontijų narkotikai. Jo, paskui ten kažką... Leontijų su baltais bandai šikną praeina. Paskui toks berniukas su Pugačiovo vaikas atsivedė. Ten buvo parašyta, kad negalima, iki 18 metų. Bet viena buhalterė, kuri visą laiką atrodo kaip Pugačiovas, net nepersirengus. O vaiką iš darželio paėmė, nespėjo namo, ateina su vaiku. Ir jai sako, reikėjo kažką apsirengti, jūs, prasme, čia roko žvaigždžių. Ir jis sako, tai aš Pugačiovas. O vaikas, sako, gal, tai praleido ir ją. Ir man tada davė idėją, kad reikia situacijai suktis, nes aš ateinu toks, kaip paprastas žmogus. Ir klausė Bitinaitė, sako, kas tu toks? Aš žinai, kas sakau. Aš tas berniukas, kur ant Nirvanos kompaktų buvo, nebamain tas kūdikis dar, bet jau užaugo. Tai jis sako, bet tas taigi buvo nogas. Sakau, neaugi suponuoju, kad aš... Subiviūdavau? Sako, tavęs taip nieks net pažins. Sako, visi klausinės, kas tu toks. Sako, tu turėt nogas. Tai, sakau, turit šitas metalinės dėžutės, kaip Maksimai, kad pasaugot daiktus. Sako, turi. Tai aš nusirengiau nogas. Tai tu kaip šitą. Ir užėjau į klubą. Ir visi atpažino. Kai užsidėjai? Sako, čia tas iš Nirvanos tik jau užaugė. Koks jau užaugęs? Užaugęs didelis. Tai kaip šitas, vienas kur namuose, Makalkinas stukalkai pakalkai. Taigi jis vėlgi senas žmogus. Tai taip. Buvo toks berniukas visai. Ir ten dar praėjęs visokius rehabus ir grolis. Jisai grojo kažkokia roko grupė, Makalkinas. Stukalkinas. Aš jį paskutinį kartą mačiau,
kažkada tas youtuberis, kur smirdalo bombas siunčia vagims. Tai jį buvo pasikvietęs, nes ten jis naudoja iš vienas namuose kažkokius bajerius. Tai jis testavo tą bombos smirdalingumą. Ta farto kažkokį paleido kvepalus ir makalkinus ir gavostė. Tai va, nu žinai, ir suėjom visi, aišku, šalta, žinai, man nugam, tai po to ten kažkas atnešė rankšluostį, tai sako, būk tu tas Nirvanos kūdikis, bet su rankšluošiu. Sako, labai nemalonu, labai žmonės nieks į sceną nežiūri, visi tave. Sako, ten scenai, žinai, šitas Deividas Zvonkus grojo fortepijonu. To tokio didelio. O dvi bobos kažkokį spektaklį darė. Šnekėjo apie ateitį ir gyvenimą. Buvo labai jaudinantis. Aš grojo pagal vaidybą. Jo, tokį klasiką. A jos tokį labai jaudinančią kalbą kalbėjo apie kartas, apie darbovietės, apie buvusius darbuotojus. Tai paskui buvo pramoginė dalis maistas, bowlingas. Prisivalgiai. Virvės traukimas. Virvės traukimas? Jo. Tai su Pugačiova, Galkinu ir su Presliu vienoj komandai buvo. Kas prasiflosinai virvę pasinaudodamas progą. Išorį šitą tarp šakumą. Prasivaliai. Kitoj pusėje buvo Arbakaitė. Ir Baužytė. Keliai mašinų žmonės. Ir Teta Beta Leisgvėjų. Sloščelinė, ne? Teta Beta ir tas iš Naisių festivalio. Karbauskis. Nors nėra nei roko žvaigždė, bet jis buvo apsirengęs kaip sindikato klaunas. Jisai išsidažė, tada visi atpažino. Sako, čiagi Karbauskis iš mamą apdovanojimų kažkelintų tai ten metų. Ir buvo respektas, nes po to buvo ant galo buvo geriausio kostiumo rinkimai. Tai aš antroje vietoje buvau. Be kostiumo laimėjai antroje. Nu, bet čia kaip ir kostiumas, nes, žinai... Atsakyk man kaip draugas. Ką, ar pasistojo? Jo. Buvo momentų. Keturis kartus. Nesiskaito tualetė. Aš žinau, pats sutrikimas. Pirmas kartas prie durų, kai Bitinaitė. Nuo Bitinaitės pasistojo. Kai tikrino, ar aš... Ar tu saptus bido, ne? Nu taip, sako, Nirvana. Tai čia ne Facebook. Never mind. Sako, never mind. Arba tau užbydo, smells like Teen Spirit. Aš sakau, never mind. Tai čia pirmas kartas. Antras, kai pamatai Baužytę. Antras kartas, kai stovėjau eilėj prie maisto. Kur? Tarp Pugačiovas ir Arbakaitės. Tai nuo tos Pugačiovas ant Bakbaiko atsistojo. Nes jinai dar kai aš... Pugačiovas sunaus, ne? Nu. Nes aš dar kaip dirbau, tai jinai man atlyginimą išmokėdavo. Tai pas mane toks ryšys buvo. Nes logistikui ten, žinai, ten daug bobų nebuvo, o tik tai kai algadienis prie langelio, Pugačiovas. Piktavo. Mes tai ir vadinam. Man po 10 minučių tėčias. Taigi spaudos rūmose būdavo. Spaudos rūmose, atsimeni, liftai 3. 2. Gal 3. Nes kai jeigu 2 sugenda, 3 veikia. Ir jie, tokie labai mažai vietas. Tada atrodė, čia Dangoraižis 91 metais, MVN važiuoja, 18 aukštas važiuoja. Šitą gali padaryti, jeigu įlipi į liftą su, pavyzdžiui, Pleikiu, amžinatlis, arba Grušnių amžinatlis. Tai gali padaryti tą elevator pitch, kol užvažiuos iki ten 17 aukštą, gali pasakyti, aš viską suprantu, kaip kasetę pakeisti po kasetės ir tada sako, paskambink man, duoda kortelę. Taigi tie liftai, ten, aš kažkada neseniai važiavau, ten du žmonės, kažkokiu bidu reikėjo spaudos rūmų. Įlipau, kaip neseniai, prieš 8 metus gal. Tai tas pats viskas, ta pati atmosfera, ten šitonas gyvena spaudos rūmus. Ir ten telpa 2 žmonės praktiškai. Jeigu 4, tai pilvais leidžiasi. Jeigu, pavyzdžiui, apžvalgininkas, tai ten vienas tik tai. Ir tai turbūt geriau nereikėtų. Vieną kartą aš darbavausi vienam
Ir baigiu savo pamainą. Ir turi mane pakeisti toks žmogus, kitas žmogus. Ir aš paleidžiu ten ilgą gabalą. Meatloafo. Ir ten kažkas liko prižiūrėti, kad pakeis galus, jau nereikėjo po 12 kalbėti ar po 11. Ir lipu žemyn. Liftai neveikia, jos ten 10 valandą tais laikais atjungdavo. Lipu žemyn ir ties kažkur jau 14, ten 12 aukštų girdžiu kažką savačiuoju. Šnopuoja labai labai sunkiai. Ir aš man nulipinėti lengviau, o tam kas lipo. Nulipinėti, tudun. Tudun. Labai lengva.